Pristatau jums triratį S11, kuris turi 500 W variklį. Jis turi 12 Ah Li-ion bateriją, ličio bateriją. Ir kaip sako, kad gali nuvažiuoti 30-40 km atstumą. Bet jūs žinot, kaip su tais kilometrais yra, kad jeigu šalčiau jisai mažiau nuvažiuos, svoris priklauso irgi taip pat į kalną ir taip toliau. Tai aš įsivaizduoju, kad iki 30 maždaug planuokitės. Tai vieno įkrovimo trukmė apie 5-4 valandas. Ir koks greitis yra apie 20 km per valandą. Tai vat pasakiau tą standartą, ką jūs turbūt ir rasti gali svetainiai, tai čia net nebūtinai man reikėtų tą sakyti, bet kas dabar įdomiausia, pasižiūrėti, kas čia yra per daiktas. Taigi, pradėkim čia nuo vairo. Vairas kaip ir atrodo, turėtų aukštintis, bet yra trosai, eina ir visas jungtis per laidus, tai čia realiai praktiškai jau nebepakelsit. Galima gal ten ardyti, bet nepakelsit. Aš, pavyzdžiui, kaip sėdžiu, tai vairas puikus. Šiaip, vairas yra geroj pozicijoje, bet aišku, norėsit šitaip, teks turbūt pavargti ten, atsiardyti kažką ir žiūrėti, bet šiaip jis pritaikytas tokiam būtent važiavimui. Ką mes turim prie vairo? Prie vairo turim įjungimą, žinoma, baterijų indikatorių, tada turim greičius, 1, 2 arba 3, čia yra ne greičiai, čia labiau yra limitai. Tai jūs, pavyzdžiui, galite limituoti savo ten, pavyzdžiui, 8 km per valandą, 12 km ir 20 km per valandą. Nes, jeigu jūs nelimituosit, tai jisai pilnai eis pilnu gazu. Akceleratoriaus rankena, signalas labai svarbus. Ir žinoma, ką mes turim, atbulinį. Kas yra faina su jais, jie turi labai neblogą susukamumą. O lempos neturi? O gal jie nevažiuoja, žiūrėk. O lempos neturi? Susukamumą neturi gerą. Ai, turi į tą pusę. Turi lempą. Turi lempą. Gal galit parodyti? Opa. Visai švieži, žiūrėk. Tik ją pareguliuoti. Į keliuką, matau dabar keliuką pilnai. Taip, tai su vairu tas viskas aišku, stabdžiai yra elementariai trosų būdu, ne hidraulika, bet tokiam triračiui, kadangi tokie čia greičiai, va tiek tų stabdžių, nusiema krepšelis, mano žinioj, va, jūs galite jį neštis. Šiaip, visai smagus dalykas. Ir ar šitam modelį dedas prie galo? Ne, jis nesidėt prie galo, ne? Ai, bet čia žiūrėkit, koks yra įdomus dalykas. Jis aišku, ne tam skirtas, bet jisai turi... Čia užsilip gal, ne? Kam jis skirtas? Antrą pavežti. Kažką pavežti, ką? Jo, čia kažką, manau, pasivežti. Čia galit kažką tu užsidėti. Visai smagiai padarytas. Taip, tai krepšelį prisirinkom, užsidėjom atgal krepšelį, ne? Sakyčiau, visai neblogai. Amortizatorius. Iškart galiu pranešti, kad stebuklų kažkokių iš to amortizatorius nėra, bet jis kažkokią funkciją atlieka. Šiek tiek sugers vis tiek smūgius, bet nėra įspūdingi tie amortizatoriai, nes svoris netgi nesideda pilnai ant jo, tai jisai tas funkcijos kaip ir ne iki galo turi. Taip, rėmas, varikliai, čia vienas variklis yra, baterija standartiškai, ją galima išsiimti, kaip matau, rankenėlė yra, atsijungiat, išsitraukėt, galit krautis pas save namuose, pavyzdžiui, ne? Dabar pažiūrėkim, dėl ko jis apskritai yra čia toks patogus ir kompaktiškas. Paimam šitą rankenėlę, tada ją paspaudžiam ir jis nusileidžia. Dabar dar paimam šitą, atlenkiam ir jis nusileidžia. Ir paskutinis štrichas yra... Tingiu labai šiaip, bet ką darys? Neimgal. Parodė. Jis nenusijam tas vairstį. Nesijam tas vairstį. Nusijam, jis priveržė kažką žalčiai. Priveržė žalčiai. Va. Ir atsidarom vairą. Oi, pipsis. Kuda trūks? Pastumti šoną. Ką? Rankenėlę pastumti šoną. Iš šoną. Ir jisai tiesiog, taip sakykim, bendrai, galit, nežinau, už kažkur tai pasiimti, va, iš priekio. Čia ratukai yra, matai, ką neapvirsti. Ir vežtis galit. Tai? Ratukai yra saugumui. Gale yra ratukai tam, kad vežtis, o čia saugumui yra. Taigi, tai dėl to jisai ir yra mėgstamas, nes jisai yra kompaktiškas, jūs galit kažkur tai, nėra stebuklas, kad jūs ten kažkur labai vežiositės. Pažiūrim, visai pakeliu. Stiprus. Tai jeigu su pagalba, aš manau, ir mašiną drąsiai įsidėsit. Tai va. Tai šitokį modelį rasite mankius.lt,
arba fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.